Iš Google Play arba App Store parsisiųskite ir instaliuokite Hike Microsite programėlę į savo mobilųjį telefoną. Atnaujinimo metu įsitikinkite, kad Hike Micro įrenginio ir mobiliojo telefono baterijos yra pilnai pakrautos. Įrenginio meniu įjunkite Hotspot vietinį interneto tinklą. Mobiliajame telefone įjunkite mobiliuosius duomenis bei Wi-Fi interneto prieigą. Wi-Fi sąraše suraskite Hike Micro įrenginio pavadinimą ir prisijunkite. Slaptažodis bus sudarytas iš 9 paskutinių pavadinimo simbolių arba bus parašytas Hike Micro įrenginio meniu skiltyje Hotspot. Prisijunkite prie vietinio tinklo ir nueikite į Hike Microsite aplikaciją patikrinti, ar sėkmingai prisijungėte. Programėlėje spauskite Upgrade mygtuką ir patikrinkite, ar yra naujų atnaujinimų. Jeigu atnaujinimas yra, parsisiųskite jį į mobilųjį telefoną. Atsisiuntimas užtruks iki 5 minučių. Atsisiuntus atnaujinimą įdėkite jį į telefoną. Atnaujinimo metu neišjunkite telefono ekrane esančio lango. Jeigu nutiktų taip, kad jis išsijungs, atnaujinimo procedūrą reikės pakartoti. Procedūra paprastai trunka iki 15 minučių. Sėkmingai atnaujinus prietaisą, jisai persikraus automatiškai. Hike Micro prietaiso ekrane sistema paprašys pakeisti slaptažodį. Tai galėsite padaryti ir vėliau. Wi-Fi tinklu iš naujo prisijunkite prie prietaiso. Suveskite naują arba seną slaptažodį.